Ir būtent tokiu keliu prieš netokį ir ilgą laiką Vilniaus Žalgiris pasinaudojo, kuomet iškeliavo į konferencijų lygos grupių etapą. O čia Ernestas Veliulis siunčia kamuolį į vartus. Prieš tai nepavyko iškišti rezultatyvaus perdavimo Guščiui. Dabar pats Ernestas Veliulis muša įvartį ir Panevėžio futbolininkai veržėsi į priekį. Štai tokia rungtynių pradžia ir tiesiog įspūdinga. 17 minutė. Faktas, kad tai tik pats susitikimo startas, bet dar kartą pasižiūrėkime. Perdavimas ir išnyra Ernestas Veliulis priešais varžovų gynėją labai jau pasyviai. Baudos aikštelėje žaidžia varžovai, bet faktas mums tai nemotais. Ernestas Veliulis pasinaudoja tikslių perdavimų ir čia Diogo Tomašas. Būtent jam turėtų tikrai ne vieną priekaištą pažerti po tokio epizodo treneris.